Jeigu aš neturiu savo nuomonės, tais visais klausimais, ne vien tik tai seksu, tai tada visuomenė mane įtako per savo žurnalus, per filmus, per nuomonės formuotojus visokius. Aš žiūrėsiu juos išpūtus akis ir klausysiuos, ir užsirašinėsiu, kaip reikia, o taip reikia daryti. Ir seksiu tuo. Ir gaunasi, kad aš neturiu savo jausmo, aš neturiu savo supratimo, kaip aš norėčiau gyventi, kaip aš norėčiau kurti tą savo kasdieną, nes aš seku kažkieno tai nuorodomis, kaip reikia daryti. Ir va šiuo atveju gaunasi, autorė seka kažkom tai kitu ir jai tai nesutampa su išorė, su visuomenė, su jo normomis, visuomenės normomis. Ir jinai yra netokia ir tada jai atrodo, kad kadangi nesutampa tai, kas rodoma išorė ir nesutampa tai, kas mano viduje, reiškia, aš esu bloga. O pas ją protas padarė išvadą tokią. Ir labai dažnai taip ir būna. Protas daro išvadą ne savo naudai, o naudai daugumos. Imkim daugumą, ne? Nes ne visi gyvena taip kažkaip dauguma. Ir kodėl yra persveriama į daugumos nuomonę ir aš pasijuntu, kad aš kažkokia ne to. Nes taip jinai ir padarė tokią išvadą, reiškia, ar aš nepriimu savęs, kito kūno, ar aš frigidiškas, žodžiu, visas tas problemas jinai veda į save. Nes jinai netitinka šitų normų. O jūs pamastykit, kas čia blogai yra netitikti normų ir būti savimi, taip kaip reikia man.